Пожалуйста, вот в эту трубочку говорите, вы тут. Šol. Понял. Šol. Visiškai slaptai. Generolo Burakevičiaus, slapyvardis Vioklino, prie dirbtų darbų raportas ataskaita laikotarpį nuo kovo 11 iki gegužės 11 dienos. Per ataskaitinį laikotarpį veikime pagal numatytą planą Dubina 90. 90 dėl konspiracijos. Pirmoji operacija. Atsakingas Dubiniškin, slapyvardis Kolelis. Jam buvo duota užduotis mitingo Vingio parke metu apmėtyti akmenimis mūsų malūnsparnį ir to išprovokuoti susidūrimą tarp karių ir nacionalistų. Draugas Dubiniškinas mėtė į malūnsparnį Vingio parke, bet nepataikęs vyjasi toliau per visą miestą ir už miesto netoli šiaurės miestelio numušė. Išrikiuotis išėjo malūnsparnis, o malūnsparnio įgula, nesupratusi užduoties, numušė Dubiniškiną. Galima daryti išvadą, kad operacija pavyko tik dalinai. Kai kurie svarbus Dubiniškino organai, padedant kariniams medikams grąžinti šeimininkui. Kita operacija. Kodiniu pavadinimu Mūsų namai. Sutartų laikų užgrobimo grupė apsupo pastatą esantį Černiachovskį aikštėje. Užblokavo abu išėjimus ir užėmė jį. Viduje kyla nedidelis susidūrimas su moterimi, tuo metu saugojusia pastatą. Ji, apsiginklavusi šlangą, purškė ant mūsų vyrų kažkokį mums nežinomą chloro mišinį. O praprašykui pasakė kažką, kad jis net nualpo. Atvykus draugiai Ivanovai, slapyvardis Janienė, išaiškėjo, kad užgrobimo grupė suklydo ir užėmė visuomeninius tualetus. Nežiūrinčios smulkmenos, operacija pavyko. Buvo užimti visi kabinetai esantis pastate, o jose tupintys nacionalistai buvo išmesti lauk. Kai kurie iš jų gazdino šūkiais: užimta, aš dar nebaigiau, atseit dar sugrįšiu ir panašiai. Ne vienas taikus karys nenukentėjo. Tiesa, buvo ir nesklandumų. Vykstant į vieną iš numatytų renginių, kažkoks pasiutęs nacionalistas apsupo ir sustabdė koloną šarvuotų pasivaikščiojimo mašinų. Kumščiu sudavė 4 kartus į mašinos šoną, apkandžiojo vikšrus, prispjaudė į vamzdį ir nagu išgrandęs zdės bilpėtę dingo nežinoma kryptimi. Šarvuota pasivaikščiojimo mašina aiškiai prarado prekinę vertę ir su tokia mašina jau nebepasivaikščiosi po Europą. Nepavykus akcijai sustabdyti eismą Vilniaus mieste, sumanėme susprogdyti tiltą prie pedagoginio instituto. Tačiau 2 kiniečių kilmės agentai, dirbantis mums, Kučerov ir Ivanov, gavę užduotį iš jefreitoriaus švedo, suklydo ir diplomatą su sprogmenimis paliko jefreitoriaus kabinete, o diplomatą su sumuštiniais padėjo po tiltu. Jefreitoriaus švedo užpakalį su smegenim radome. Pats švedas buvo užfiksuotas radarais ties Bobruisku. Toliau vykdyti planą Dubina 90 darosi vis sunkiau. Nacionalistai ir ekstremistai vis labiau įsisiautė. Vakar troleibuse man, generolui, ant kojos užlipo kažkoks nacionalistiškai nusiteikęs ekstremistas. Ir kai aš pasipriešinau, pasiuntė mane rusiškai, bet kažkodėl į Kiniją netoli upės Huanhe. O po to apsigalvojo ir pasiuntė į Italiją, kaip supratau, kažkur prie Pizos bokšto. Kai aš jam pasakiau, kad jis pasiutęs šuo, jis man pareiškė, kad turėjo kažkokių bendrų reikalų su mano motina ir kad kažką panašaus nori padaryti ir su manim. Teko išlipti. Esant tokiai įtemptai politiniai situacijai, prašome mums padėti ir papildomai sustiprinti mūsų materialinę techninę bazę. Pirma, lengvaisiais automobiliais BMP ir degalais Stoličnoje 400 litrų. Iš anksto dėkojame partizaninio judėjimo Lietuvoje vadovas generolas Svioklin.